Mes galime leisti impulsams valdyti mus arba galime patys valdyti impulsus. Iš esmės, mes veikiame greitai ir daugeliu iš mūsų patinka ši energija, ji padeda mums būti efektyviems. Tačiau, kai veikiame greitai, ne visada turime laiko analizuoti savo sprendimus tiek, kiek norėtumėm. Dažniausiai impulsyviai mes elgiamės siekdami greito pasitenkinimo, malonumo. Ir vėliau dėl to gailimės, ieškomės pasiteisinimų, kodėl taip elgiamės. Kad galėtumėm praktikuoti sąmoningą elgesį, visų pirma turime išmokti pagauti savo karštas mintis, jas įvertinti ir nuspręsti, ar norime pasiduoti impulsui veikti. Sąmoningumo praktikai tai vadina išminties pauzė. Labai nelengva yra naudoti šią pauzę, kai prieš tave guli skaniausia užkandžių lėkštė, kai antra pusė įjungia Netflix, nors tu ruošėjaisi skaityti knygą. Tačiau išduosiu tau paslaptį. Panaudodamas išminties pauzę, tu gali nebūtinai nutraukti impulsą veikti, o gali priimti sąmoningą sprendimą, ką daryti toliau. Atsispirti impulsui ir nepasiduoti šitam malonumui, ar pasiduoti šiam malonumui sąmoningai ir pasimėgauti maksimaliai. Kad ir ką pasirinktum, sąmoningas pasirinkimas tave išlaisvins nuo kaltės jausmo.